Šiandien aš noriu kalbėti jums žinę keistų pavadinimų. Paramstytas Dievas. Kai matote, Dievas iš mažosios raidės, ar taip? Nu tai matot, va, čia ir atsakymas yra. Įsigilinkite, čia labai svarbi žinia, labai svarbi žinia. Vakar mes buvome jubiliejuje, didelis surinkimas VŽB, tarnystės jubiliejų, didelis surinkimas. Ir man atėjo va šita mintis ir aš noriu išdėstyti jums. Dar sugrįšime prie susirinkimo pamokslo metu. Viešpats paverčia niekais pagonių sumanimą. Suardo tautų planus. Viešpatės sumanimas lieka per amžius. Jo širdies mintis per kartų kartas. Ar šiandien tautos kažką planuoja? Taip planuoja. Ir tai, ką jos planuoja, jų planus suardo viešpats. Pagonių sumanimą, ką sakome, sukilkime, viešpats tai sugriauna. Mes esame šioje žemėje kaip Dievo atstovai. Dievas veikia šioje žemėje ir kuria savo planus per savo žmonės, per savo bažnyčią. Tu esi tas kanalas, per kurį veikia Dievas. Neužteršk to kanalo įvairiausiam abejonėm, baimėm ir velnio projektais. Tavo širdį yra Dievo sėkla pasodinta. Dievo karalystės sėkla užauga didelę karalystę. Jėzaus vardu. Amen. Viešpaties sumanimas arba planas arba projektas lieka per amžius. Lieka per amžius. Dievas kontroliuoja visą pasaulį. Iš jo valdymo nepaspruko niekas. Jis paleido tam tikrus procesus, kurie vyksta net tavo organizme, tau net nežinant. Užprogramavo tave. Iki pačio mikropasaulio jisai viską kontroliuoja. Ir jis turi planų šitai planetai. Arba jis turi kažką čia padaryti ir tie planai ne tik mūsų kartoj, ateities kartoj, mūsų anūkų kartoj. Jo planai tęsiasi. Būkime ištikimi, padarykime tos estafetės dalį, ką mes turime padaryti. Neužsibrėžkime daugiau, negu mes turime padaryti. Ir nepadarykime mažiau to, ką turime padaryti. Padarykime savo dalį. Ir mes tuomet būsime laimingiausi žmonės šioje planetoje. Dievas nebijo šitų pranešimų. Jis nei kiek nebijo. Jis neįsigando nei karų, nei kažkokių politinių perversmų. Jis ramus, užtikrintas Dievas. Jisai šiandien atskleidžia savo projektą, savo sumanimą, kaip Paulius sako, šita paslaptis buvo uždengta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta jo šventiesiems apaštalams, o kitam laiške šventiesiems. Apreikšta šita paslaptis, ką jisai sumanė, jisai daro tą, ką sumanė. Ir šitas projektas turi daug pavadinimų, ne vieną pavadinimą. Cituoju, vardiju. Karalystė, bažnyčia, tai yra eklesija, tai yra surinkimas, ne pastatas. Dievo miestas, nuotaka ir kiti. Tai tas pats projektas skirtingais pavadinimais. Šitas projektas yra pats geriausias. Visi kiti projektai buvo paruošiamieji šitam projektui. Bet noriu tave pastiprinti. Būtent to pavadinimu. Paramstytas Dievas. Žiūrėkit. Vakar mes buvome tikrai šlovingam susitikime. 900 žmonių buvo. 900 žmonių. Mačiau sesę, vakar buvai ten apsvaigus vaikščiai, mačiau. Kiti ten negalėjo pastovėti ant kojų, tai jau atsiklaupė ten šlovino ir gėrė vyną. Aš todėl Dievą noriu tavo akim matyti, kas čia vyksta. Tavo akim noriu matyti, kas čia vyksta. Ir mane pasodino ten su pastorius ir čia prieki dar kunigas sėdėjo. Ir aš sakau, aš girdėjau vieną istoriją VŽB pradžios. Apie tai, kad kažkas tai australiečių, man atrodo, kažkam to judėjimo ten lyderių ir panašiai nupirko bilietą į Lietuvą, kad jis atvežtų VŽB.
Brangiai, aš manau, tai pati geriausia investicija buvo. Ir po to aš rodau tam kunigėliu, pažiūrėkit, tų žmonių čia yra. Jo. Ir tai padarė vienas bilietas. Viena investicija laiku į teisingą dirbą. Ir dabar šitas tarnavimas turi tokį solidumą, kad praktiškai didžiausias Europoje, kiek aš girdėjau. Vakar išėjo į priekį, nežinau, kiek tų 100 žmonių, gal ne 100. Išėjo į priekį daug žmonių. Pavargusių žmonių. Dar kai aš įdėtinėjau ten foje, prieina toks vyrukas, a kas čia bus? A kas čia bus per renginys? Sakau, pats geriausias tavo gyvenime. Ištem klausys ir klausyk. Tai laimingiausia tavo diena. A ne? Sakau, bėk ten. A kas čia bus? Ir vakar buvo surinktas derlius. Ir tas tarnavimas yra vienas iš vaisingiausių evangelizacinių įrankių Lietuvoje. Ar girdit? Ir tai prasideda nuo mažo. Ir tai didelis projektas. Ir kai aš žiūrėjau į tai ir sakau, čia kažkaip tai reikia remti. Viešpats sako, nesikeik. Ir aš pamačiau, kas nors, paremkite mūsų bažnyčią. Paremkite mūsų šitą projektą. Ar galit ko nors paremti? Aš tai, kai sakau paremti, aš iš karto matau tokį paremtas pasvyręs kluonas. Jau beveik birėjimo stadijoje. Paremta ten kokią sieną, jau toj nukris. Paremtas koks nors politikas, kuris pasišiukšino, jau vos gyvas. Paremti reikia. Paramstyti. Man iš karto atėjo paveikslas apie stabą. Sako žmogus, nusikerta medį, užsiveria, valgyt, pasišildo, iš likusio gabalo to medžio pasidaro stabą. Stabas toksai reikia jį paremti, tai su vinuku prikala. Ir po to sako, tu mums padėk. Tas stabalas negirdi, nei kalba ir tu jo pasitikį ir tapsi toks pats kaip tas stabas. Paremkit. Tau nereikia remti Dievo, tau nereikia remti Dievo projektų. Ar girdi? Tai ką man dabar daryti? Dalyvauk. Dalyvauk. Daug kai kas perveda paaukojimus ir parašyta dalyvavimas. Neparėmimas. Čia nereikia nieko ramstyti. Šitas projektas jau pradėtas prieš 2000 metų. Jėzus pasakė, ant apreiškimo, kad esu Dievo sūnus ir pateptasis, aš pastatysiu Dievo bažnyčią ir pragaro vartai jos neveiks. Ir bažnyčia pradėta statyti ir jinai statoma. Jai nereikia jokių ramščių. Joje yra vidiniai ramščiai, vidinės kolonos, tai yra lyderiai. Ant šitų lyderių stulpų stato jisai savo pastatą dvasioje. Mes girdėjome žodį. Mes girdėjome Dievo vardą. El Shaddai. Dievas El Shaddai. Viešpats El Shaddai. Kas yra El Shaddai? Kiti verčia gausybės. O kitas vertimas yra tikslus. Visagalis. Kitas vertimas toks. Savim pasirūpinantis. Mūsų Dievui nieko netrūksta. Aš aukosiu Dievui, bet ne žmonėms. Aukodama žmonėms, padėdama žmonėms, tu aukoji Dievui. Ir ne tik, kad tu aukoji ir padedi, iš tos aukos patinka Dievui, sako. Padėkite savo tėveliams. Padėkite tiems, kuriams trūksta. Padėkime Viešpaties tarnams. Nežinau, ar tas padėkim čia tinka. Dalyvaukime, kaip sako Paulius, Filipiečiams, jūs dalyvaujate mano malonėje. Davimo ir gavimo santykius jūs užmesgėt. Jūs dalyvaujat mano malonėje. Reiškia, aš turiu malonę, aš turiu atlygį ir jūs turite atlygį su manim. O darbo bus labai daug. Man Viešpats sako, darbo bus daug. Prakratimas gali būti ir jisai bus. Kaip pasakė Gideonui, jūs čia per daug. Jūsų čia per daug. Ir aš galvoju, Dieve, kokie bus kiti metai? Viešpats sako, tave turiu sulaužyti. Iš tavęs turiu išvaikyti tuštybės.
tuštybės, visų tuštybių neišvaikys iš mūsų, kažkiek lieka, bet tam tikrais etapais mes pradėjome matyti, kas mums yra svarbu ir kas svarbiausia. Kas svarbiausia? Ar tave stebina Dievo projektai? Žinai, kai kurius renginius aš važiuoju dėl to, kad aš turiu važiuoti. Tai va, bet aš kalbu apie tai, kad kažkokie susitikimai, konferencijos, apskritai bažnyčios susirinkimas. Kai kada vyksta tai, tu darai mašinaliai, nesuskaitai, reikia. Sakau, Dieve, kur tie laikai, mūsų prabudimo laikai, kai tai buvo didelė šventė, kai sakydavo, bus seminarai, bus konferencija, prabudinė konferencija, visi ieško atostogų gauti. Ne kaip išsisukti nuo to, bet kaip gauti atostogų, pinigų sutaupyti ir važiuoti ten, kur viešpaties ugnis. Kur tas olumas, apie tai aš kalbu? Ne tai, kad aš turiu ten ateiti, turiu dalyvauti, mane pakvietė, aš turiu ten būti. Ne. Iš savo širdies aš noriu būti ten, kur Dievas yra, ten, kur Dievo ugnis. Aš noriu pasilikti tiek, kiek turiu pasilikti. Išgauti viską. Susidraugauti su to, kur pikaisi. Suderinti kažką, tai santykių suderinti. Kad tu pabūni Dievo šlovė ir tu pasilik, sakai, Dieve, aš noriu dar stipriau. Tu kartą paragavęs negali sustoti. Tai va tos tuštybės, kiek laiko leidžiu tuščiai, tai nėra tai, kad Dievas, kad tai yra nuodėmė ar panašiai, bet yra tuštybė. Sako, kas nors tai nesupranta, Dievas savo metu tai parodys. Jis apreikš kiekvienam. Būsi koncentruotų į jį. Bet pasišventimas yra tik iš apreiškimo, ne iš bizūno, kuris tave varo, bet iš apreiškimo. Iš apreiškimo, kad tu, vaikeli, turi didelį tikslą, tu turi didelį gyvenimą, kurį Dievas tau sumanė. Dievo planai stebėtini, Dievo planai stebėtini, Dievo projektai, jie kartų kartoms. Ne tik mūsų kartai, bet kartų kartom. Vakar mane pasodino, sakiau, prie pastorių. Ir šalia sėdėjo pastorius su pastorienė. Aš jo nemačiau. Gal ją lygtais buvau matęs, bet jo tai neatsimenu. Sakau, iš kokios tu čia bendruomenės ir panašiai. Kažką tai pavadinimą pasakė apie naują kūrinį. Apie naują kūrinį. Kai pasakė apie naują kūrinį, mano akis suspindėjo. Geras. Geras. Kai mes kalbam apie Dievo planus, Dievo projektus, mes matome ir globaliai, ir mūsų gyvenime. Ir mūsų gyvenime. Dievas dirbo kaip ir globaliai, taip ir tavo gyvenime. Dievas dirba. Dievas darbuojasi. Dievas darbuojasi. Mes esame pašaukti į bažnyčią, jeigu mes kalbam, kokie jo planai, kokie jo tikslai. Tai visų pirma, brangiai, mums reikia susiderinti su jo tikslais. Sakyti, aš tarnauju Tėvui, bet aš žinau, kaip tarnauti. Ar tikrai tu eini kartu su juo? Ar tikrai tu sieki to pačio, taip pat mastai, kaip jisai masto? Ar tu visgi dar iš savo silpnumo laikaisi kažkieno nuomonės? Tau jo nuomonė yra svarbi. O Dievo nuomonė, Dievo planai, kiek tau yra svarbus. Tie apreikšti, už kuris tu gali stovėti. Ir tūkstantis gali sakyti tau kažką kitaip, bet tu žinai, ką tu mokai, kas to apreikšta. Kas Dievo apreikšta, nėra absoliučiai populiaru. Apreiškimas yra didelis turtas. Dabar visi tie, kurie ten darbai, nedarbai, išteisinami darbais ir panašiai, klausykite labai įdėmiai. Juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Malonę per tikėjimą tikėjimu. Ne per bet kokį tikėjimą. Per evangelinį tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Paraškinkite žodį darbų. Ne dėl darbų mes esame išgelbėti.
Aiškiai, jeigu mūsų išgelbėjimas ne dėl darbų, o tas išgelbėjimas taip pat ir teisumas, ir palikimas, ir naujas gimimas, čia nėra jokių tavo darbų. Jokių tavo darbų. Tai grinai jo dovana. Per tikėjimą evangelinį, kuriuo mes tikime. Mes esame jo kūrinys. Sukurti Kristuje Jėzuje. Geriems darbams. Matot? Vėl darbai. Kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Reiškia, išgelbėti ne dėl darbų, bet sukurti darbams. Geras, ane? Brangiai, šitą jeigu pamatysite, galėsite padėti 1000 bažnyčiokų. Vienas darbas, kurio dažnai dirba žmonės, bažnyčia žmonės, kad gautų išteisinimą ir palankumą prieš Dievą. Ir čia yra klaida. Nes tu išgelbėtas ne dėl darbų, palaimintas ne dėl darbų, išteisintas ne dėl darbų, bet pašauktas daryti darbus. Taigi tas pats darbas, jisai tampa ne išteisinimo darbas, bet teisumo darbas, geras darbas. Iš tavo vidaus. Kaip ir sakiau, brangiai, kad kiek dabar vyksta įvairiausių įtampų bažnyčiose su tais įvykiais, su karais ir visą pirma, ir visos tos interpretacijos. Ir Viešpats jau tikrai ateina. Jau tikrai, jau girdėjau prieš 2 metus. Tikrai ateina, ruoškimės. Reikia pasiruošti. Pasiruošti reikia, ta žodis pasiruošti dėl to, kad tu nenustebtum. Tik tai tiek. O ką su savim ruoštis, jeigu mano išgelbėjimas be mano darbų, be mano pasiruošimo? Mano išgelbėjimo, aš savo išgelbėjimą gavau, arba mane Dievas išgelbėjo, be mano jokio pasiruošimo, jokio darbo. Jis mane numatė, jis mane pašaukė, jis pravedė mane pro auką, jis mane apvalė, jis mane atgimdė. Ir mano naujas gimimas yra jungti su dangumi. Aš savo dvasia ir tu savo dvasia sujungtas su dangaus šeima. Tu sujungtas su dangaus pilietis. Tu pasodintas danguje su Jėzumi Kristumi. Tik tai savo kūnu čia esi. Tu sakyti taip, mes tarnaujame ir vakar girdėjau, kad tu patektum į dangų, ir evangelistas kalba į dangų. Man nereikia nieko daryti, kad patekčiau į dangų, jeigu aš esu dangui. Suprantate, atrodo, tu girdėjai daug kartų tai, bet suprantate, triukai, kai tai pateikiama informacija, tu jautiesi kažkoks truputį nedadarytas, kažko tau trūksta. Kažko tau čia trūksta. Tu pradedi vertinti, kaip gyvenai šią savaitę nuo sekmadienio iki sekmadienio, kiek padarai žygdarbių ir kiek nuopolių buvo. Susumuoji nuopolių daugiau negu žygdarbių. Prastai jautiesi, jeigu Viešpats ateis, kaip jaunikis naktį, ir tu, mergelė be aliejaus, ant ledo liksi. Tu nesi ta mergelė iš to pavyzdžio. Tu jau esi po toj, tu jau esi priimtas. Tau jokių ten vartų nereiks daugiau praeiti, nei Petras kažkoks stovintis tenai. Tau nereikia jokios karalystės vartų praeiti. Tu esi Dievo karalystėje. Ir tai Dievo darbas nuo pradžios iki pabaigos. Tavo ginauti. Kad tu neišsigąstų. Jis paruošė mus ne pasmerkimui, bet šloviai. Jis paruošė. Ir dabar sako, kokia čia eilutė pas mane nepažymėta, mes esame jo kūrinys. Šitas žodis vieną kartą pavartotas Biblijos tekste, graikiškai skamba poema. Mes jo poema. Mes jo meno kūrinys. Išbaigtumą pamatyk. Mes nesuaugom, nesubrendom, bet pats mūsų gimimas, pati mūsų prigimtis yra pats gražiausia, ką Dievas įdėjo tave. Jisai savo prigimtį tau perdavė. Mes jo kūrinys mato tave kaip mylimą vaikelį.
Mamos pagimdo vaikus. Mamoms tai viskas. Čiagi mano vaikas. Bet čia kūnas išėjo iš motinos. Viskas, čia mano vaikelis. Koks ryšys yra stiprus. Kaip tu stipri myli. Kitos mamos atiduotų savo gyvybę, kad tai vaikelį išgelbėtų. Kokia meilė visai įdėta. Taigi ir mes gimėm iš tikro Dievo. Ne dėl vyro noro, iš Dievo gimėme. Mes jo kūrinys. Pažiūrėkite save Dievo akimis. Aš prikabinu prie tos temos jo sumanimai kartų kartoms. Tai yra jo sumanimas, kas įvyko tavo gyvenime. Sukurti mes esame jo kūrinys, jo poema, sukurti Kristuje, geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Kad mes neštume vaisių gerais darbais. Kad mes nebūtume gimę, atgimę, išgelbėti, bet bevaisiai. Jo tikslas, kad mes būtume išgelbėti, atgimę, išteisinti ir su vaisiumi. Va šitą eilutę, arba šitą mintį, man šventoji dvasia sako, atskleis dar kartą, papasakok bažnyčiai. Mes aiškiai matytume Dievo projektą. Kodėl aš tiek skiriu daug laiko, tu kažką girdėjau. Mes po kažkokio laiko mes išeinam iš to projekto, kažkokius fragmentus tik tai matome. Tada kaip mes galime sakyti, aš noriu būti tavo valiui, aš noriu būti tavo projekte, jeigu tu vargiai jį matai. Ir tu statai kažką, kas nėra jo projektas. Mano akis sužibau, kai šalia sėdėjo pastorius, sako, jis papasakojo ten istoriją, kaip jis pateko į Andrių Vomako mokyklą ir panašiai. Jis iš baptistų, jo praeitis baptistiniai bažnyčios, sako, Dieve, jeigu tu mane vesi, tik tai ne pas charizmatus. Taip jisai meldėsi. O kaip tik pateko ten į kažkokį ten, pagal jį ten, nežinau, pragarą ar panašiai. Pas charizmatus tiesiai. Kaip Dievas veda, tai visiems baptistams reikia mirti. Tai ir Dievo naujas apreiškimas gali ateiti su tokiu pojūčiu. Niekur negirdėta, niekur nematyta. Aš neturiu drąsos žengti žingsnį į Dievo tiesą, kaip Viešpats man kalbėjo. Bet tai, kad tu sakai, čia yra paistalai. Tai netinka. Apie 120 metų man demaskavo viską. Atsimenat? Prieš pat, kaip aš norėjau pasakyti gražų pamokslą, apie 120 metų, kur man skirta gyventi. Viešpats sako, nesąmonė. Tai va, bet tą naujo kūrinio idėją aš pradėjau mąstyti vakar ir tai yra, pagal mano mintį, tai yra projektas Dievo, kurio nereikia nei paramstyti, nereikia nei kažko pridėti, paremti kažkaip tai. Tai yra Dievo projektas. Ir jį pamato tik tai gavę apreiškimą žodžio tarnai. Ir Paulius sako, šitą apreiškimas buvo uždengtas, bet dabar atidengtas. Ir aš jums atskleidžiu šitą paslaptį naujo kūrinio. Paulius. Tu atsiminkite, kad jūs kadaise kūnų buvote pagonius, kuriuos vadino neapipjaustytais. Vadinamieji apipjaustyti. Kas tas apipjaustymas yra? Apipjaustymas tai yra ženklas tavo kūne, kad turi santykį arba kontraktą su Dievu. Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės. Svetimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Aš nekartą jums sakiau, kad man visuomet užstringa šitas žodis, būt atskirti nuo Izraelio bendruomenės. Ir aš tada klausiu, tai kas? Jis pasako tokiam kontekste, kad jūs kažkokios tai gerovės neturėjote, kažko to gėrio neturėjote. Matosi iš konteksto, kad jūs buvot atstumti, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandoroms. Ne viena sandora, bet daug sandorų, daug sutarčių ir vienas pažadas. Žiūrėkite, padarykime tą tokį, truputį pasimokykime. Dievas davė pažadą Abraomui, palaiminimo pažadą. Tave palaiminau ir tavo sėkloje, tavo palikuonėje palaiminsiu visas tautas. Ir tada buvo sudarytas sandora arba patvirtinimas. Sako, Abraomas, kažkaip patvirtink Viešpatį, ar tikrai tai bus. Ir buvo sudarytas su jo sandora. Ir pažadas, ir sandora.
tada atėjo, ta pati sandora buvo patvirtinta įstatymu. Ta prasme, įstatymas įvedė tas sąlygas, kad tas ryšys su Dievu būtų. Ateina Jėzus ir čia mes gauname ne sandorą, gauname palikimą, kuris buvo pažadėtas Abraomui. Jisai yra sandora su Dievu, parašyta pas Izają, pas Jeremiją, aš padarysiu tave sandorą tautoms. Su juo buvo sudaryta sandora, jis įvykdė visus sandoros reikalavimus ir taip pat kaip paveldėtos jis gavo viską. Taigi mes buvom pažado sandoroms, svetimi, be vilties ir be Dievo pasaulio. Na, aišku, su visais savo ten dievais. Bet dabar skaitome nuo 13 iki 15. Bet dabar Kristuje Jėzuje, jūs kadaise buvusiai toli, per Kristaus kraują tapote artimi. Nes jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mus skyrusią sieną. Dabar šitas sutaikinimas yra kitoks, aš išskyriau čia 2 sutaikinimus. Jis yra mūsų sutaikinimas. Iš abiejų, ta prasme, iš abiejų stovyklų, žydai ir pagonis. Iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mus skyrusią sieną. Kokią sieną tuo metu skyrė pagonis nuo žydų? Savo kūnų panaikinęs priešybę, įsakymų įstatymo su jų potvarkiais. Tik tai įsakymų įstatymas skyrėsi, ta prasme, žydai buvo pašaukti gyventi sterilų gyvenimą. Jie negalėjo kontaktuoti su pagonimis, negalėjo kartu valgyti, negalėjo prisiliesti prie to, kas nešvaru. Ir tai buvo parašyta tam įstatyme, nuostatos to įstatymu. Ir tos nuostatos trukdė įeiti į vieną šeimą, kad būtų kažkas bendro. Čia visiems tiems, kurie dar šiandien yra apologetai įstatymo, aš jums sakau, skaitykite, kas čia parašyta. Iš naujo. Nes jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs. Visi įstatymo apologetai, jisai kažką sugriovė. Ką Jėzus sugriovė? Ar tu vis dar šiandien sakai, viešpatie, aš noriu būti tavo valiui, aš noriu būti nuolankus? Štai Dievo žodis. Ar tau lietuviškai pasakiau? Pasakykite dabar garsiai savo kaimynui. Sugriovė. Savo kaimynui pasakyk, sugriovė. Ar griovė ir nesugriovė, nesugriovė? Sugriovė. Mūsų skyrusią sieną savo kūną arba savo kūnę bažnyčiai panaikinęs priešybę, susipriešinimą, įsakymų įstatymą su jo potvarkiais. Amen, amen. Ir dabar klausykit, kad iš dviejų stovyklų sutvertų savyje naują žmogų. Šitą aš norėjau paryškinti. Ir atneštų taiką. Iš dviejų padarytų savyje naują žmogų. Dabar žiūrėkite, stovykla pagonių, stovykla žydų. Jis nepadarė, taip, punkšt, 2 stovyklas. Žiūrėkit, dėmesio klausykit, matykit. Jis paėmė iš pagonių, išrinko. Erfurto gatvėje ten namas 4, gyvena vienas pilietis, būto nesakysiu. Čia Vilniuje. Žiaurus žmogelis, netikęs, pasileidęs, mušeika, narkomanas. Psichuškai 3 kartus buvęs. Iki 23 metų spėjau. Va šitą pasirenku. Angelai klausia, už ką? Ale ne už nieką. Va iš šito padarysiu kažką. Iš va šito brudo padarysiu kažką.
kad jisai nesigirtų. Ir nesakytų, baigiau aukštą mokslą ir 3-4. Kilmingai šeimoje gimęs. Ir žydiško kraują turiu. O, tai tu čia giriesi savim. Ne, jisai sako, padarysiu, iš to vat nieko išbrudo. Aš pakelsiu. Kad sugėdintų tuos, kurie sako, aš kilmingas, aš galingas. Amen. Jis iš čia parinko vieną, dar vieną parinko. Va, visus parinko. Be jo pašaukimo tu negali būti vestuvių puotoj. Tu aprengtas vestuvių drabužiu. Pasižiūrėjau dabar į šitą stovyklą. Žydyje, taip? Žydų bendruomenė. Turi sandorą ir visą kitą. Ir va čia reikėtų pamatyti. Ne tas yra tikras žydas, kuris yra pagal kūną. Ne tas yra iš Izraelio. Ne visi gimė iš Izraelio. Tai iš Jokūbo yra Izraelis. Pradedant nuo jo vaikų. Abraomo vaikų. Izmaelis gimė iš Abraomo. Tikras žydas. Izmaelis tikras žydas. Ir čia arabai dabar yra. Semitai, ne? Kaip sako, mes semitai. Ir tie semitai, ir tie semitai. O jis pasirinko ką? Izaoką. Izaokas gimdo dvynius. Nepadarėms nei gero, nei blogo. Pagal Dievo pasirinkimą. Vyresnysis tarnaus jaunesniajam. Amen. Ir štai Jokūbas, kuris pavadintas buvo dėl jo dvasinės kovos, dėl pažado realizacijos, sako, viešpatie, tu pažadėjai, tu mane apginsi, aš nesitrauksiu, kol tu manęs nepalaiminsi, aš nesu tas pagal kulną iš paskos einantis, aš esu kovotojas. Ir jo vardas buvo pervadintas iš Jokūbo į Izraelį. Tu būsi Izraelis, o Izraelis reiškia tas, kuris kovoja su Dievu ir nugali. Maždaug taip. Arba tas, kuris kovoja kaip Dievas ir nugali. Kovinga. Už savo palikimą, ne už kažką kitą, už savo pažadą. Tu turi šiandien pakovoti. Iš Jono turi tapti Izraeliu. Man tai turi tapti Izraeliu. Jis kovoja už tai, kas jam dovanota. Jis kovoja už tą pažado žemę. Ir dabar mes matome Izraelį. Taip, Izraelis į 12 giminių. Ir iš tų giminių Dievas vėl pasirenka. Petras rašo, jūs esate išrinktoji giminė, jisai kreipėsi į žydus. Visi jų laiškai buvo adresuoti ne pagonims, žydams. Kažkada ne tauta, dabar Dievo tauta, išrinktieji esate. Reiškia, iš išrinktos Dievo tautos jis dar išsirinko. Aš noriu tiesiog užduoti klausimus, paprastai kaip žmogus. Ar žydo gyvybė brangesnė už ukrainiečių? Ar 100 000, daugiau negu 100 000 vaikų buvo išvežta? Pagrobta išvežta nacifikacijos tikslu, rusifikacijos. Virš 100 000 vaikų. Kokie baisus dalykai ten dėjosi. Aš noriu nieko dabar čia užkabinti kažką tautiškai, bet kodėl tų įvykių tie patys kažkur ten kažkas tai kitaip vertino. O jau su žydais čia atsargiau. Tie patys žmonės. Nusikaltimai daug kartų ten didesni buvo padaryti. Būkime nuoširdūs. Bet dar prideda ten taip, sako, išrinkta tauta ir mes turime su jais elgtis kaip su išrinkta tauta. Vaikeli, čia mūsų 1 klasės pamokos. Tau reikia sugrįžti į eklesiją prieš 10 metų. Ir kai taip sako, kreipiasi į bažnyčią, sako, jie yra išrinkta tauta, tau reikia su jais ypatingai elgtis, nes parašyta, kas laimina Abraomą, tas bus palaimintas, kas keikia Abraomą, tas bus prakeiktas. O kas mes? A jūs niekas pagal jų doktriną. Jūs antrarūšiai. Ten pirma rūšis, arba aukščiausia rūšis, o jūs va netokie.
Brangiai, aš norim sudėlioti tiesiog viską aiškiai, kad jūs neapsigautumėt ant kažkokių doktrinų. Aiškiai matytumėt tiesą ir šlovintumėt Dievą, kuris padarė tą sprendimą ir pasirinko tave. Aš mąsčiau apie šitą terminą išrinkta Dievo tauta. Bet sako, išrinktas malonės likutis. Taip? O kas kiti, pagal jo išrinkimą jis padarė jos rūstybės indais. Skamba žiauriai, bet jie išrinkti rūstybei. Romiečiams laiške tai parašyta. Rūstybės vaikai. O mes, kaip sako Paulius, kaip jūs iš pagonių ir mes iš žydų, malonės išrinktas likutis, šlovės indai, gailestingumo indai. To tu čia nesipuikuok, bet šlovink Dievą. Kad jis tave pasirinko. Nesididžiuok, nesipuikuok prieš kažką kitą, bet būk dėkingas ir pasitikėk juo. Vertink, garbink Dievą. Šis momentas, kad aš esu išrinktas, man padėdavo tokiose sunkiose situacijose. Kai skaitau, aš išrinktas. Kai Dievas tokį dėmesį sutelkė į mane. Gal kažkas manęs nepriėmė, atstūmė, bet Dievas mane išrinko. Dar negimus jis nusprendė mane išrinkti. Taigi, žiūrėkit, iš naujo tie paveikslai, kad mes matytume. Pagonis, pagonija, iš ten išrinkti žmonės. Žydija, čia malonės išrinktas likutis. Ne dėl darbų, ne dėl įstatymo darbų, bet jo pasirinkimu. Ir tuos du kūne jisai sutaikė, kad padarytų naują žmogų. Pasakyk, naują žmogų. Kitoje vietoje jis vadina naujų kūrinių. Viskas sena praėjo, tai viskas tapo nauja. Ir visą tai iš Dievo. Jis padarė naują kūrinį, kuriame nėra nei vyro, nei moters, nei žydo, nei graiko. Ten nėra tautybės. Ten nėra tautybės. Jeigu turi kažkokią tautybę, kilnę kažkokią, ne? Tu tai įėjai į Kristų Jėzų, tu ten nesi tos tautybės. Tu esi nauja tauta. Dievo tauta. Jeigu tu buvai žydas, čia jau ne žydas. Naujas kūrinys. Supranti? Kad niekas nesigirtų pagal kūną. Sako Paulius, aš galėčiau pasigirti pagal kūną, viską laikau sąšlavomis. Viską laikau sąšlavomis, matai, neturi jokios vertės. Neapipjausimas, svarbiausia, naujas kūrinys. Tai vat visi, kurie pyksta ant manęs, kiek apie tą naują kūrinį. Kaip pradėjau prieš kiek metų, taip ir pabaigsiu. To sako Paulius, nusirenkite seną žmogų su jo darbais. Seną žmogų, mintis ir visą kitą požiūrį į save. Apsirenkite naujų, kuris atnaujinimas, atšviežinamas, kaip ne prabudimo susirinkimuose, kaip atšviežinimas, pažinimu pagal tą, kuris tave sukūrė. Kai tu matai į jį, kopijuoji ir taip atšviežinamas esi, gyvenimas pareina į tave. Nes tą patį save su praeitų gyvenimu, su savo nesėkmėm ir įdom, tu matai naują žmogų, skaitai aš. Jis mane padarė naujų kūrinių, aš jo poema. Aš jo poema. Tai nepasigyrimas, kažkoks narcisizmas ir panašiai iš kūno, bet kas giriasi, tas įgiria viešpačiu. Ir tai atkrenta daug visokio siaubo ir baubo. Jeigu Dievas mane sukūrė, davė man tą likimą, davė viską Kristuje Jėzuje, davė palikimą, palaiminimą. Aš visą tai turiu, mano sąmonė nėra neturinčio, o turinčio. Mano maldos nuo to duok pavirsta į ačiū. Kiekviena tavo malda, prašymo malda rodo, kad tu to neturi, bent jau savo sąmonį tu neturi. Dieve, duok man stiklinę vandens. Reiškia, tu jos nematai. Tavo sąmonį tu neturi vandens. Tai kita sąmonė, aš prašiau, arba aš paskelbiau pagal mano palikimą, tai mano dalis, aš dėkoju tau už sveikatą, nors truputį čia skauda. Aš dėkoju už sveikatą viešpatie, aš dėkoju už išgydymą
ilgus gyvenimo metus, aš dėkoju šeimą nuostabią, bažnyčią ir naują Lietuvą. Aš dėkoju už neregėtą Lietuvą. Aš dėkoju su visais šventaisiais, kurie praneša Dievo teismus. Mes sakome, mes dėkojame už naują neregėtą Lietuvą. Mes suvaldysim. O kas jūs? O kas tu? Kas tu čia toks? Aš tas, ką sako Dievas apie mane. Ką Dievas sako apie bažnyčią? Ką Jėzus sako? Aš jums daviau valdžią, trypti gyvates ir skorpionus ir visą priešo galybę, valdžią. Tai projektas globaliai, Dievo planai ir Dievo planai mano gyvenime. Ir čia jam nereikia paramos. Jis nėra paramos gavėjas, jis savim pasirūpinęs Dievas. Ir tai, kai jisai pradėjo tavo gyvenimą, jisai ir pabaigs. Jisai ir pabaigs iki gal, subrandins tave į Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Subrendę, solidus krikščionis, vaikščiojantis meilėje.